Europos populiacija senėja, tai natūralu, kad daugėja ir žmonių sergančių lėtinėmis ligomis, tame tarpe ir demencija. Apie 50–80% vyresnio amžiaus žmonių nei 65 metais skundžiasi atminties sutrikimais. Ir iš jų apie 10% kasmet suserga demencija. Ir slaugytojai labai aktualu tokiam pacientui patekus į ligoninę laiku susiorientuoti, pastebėti ypatingus pakitimus žmogaus organizme, nes dažniausiai tokie asmenys atvažiuoja dėl kitų gretutinių ligų. Ir slaugytojai turi turėti daug žinių, kas liečia socialinių slaugos patirties ir mokyti tuo pačiu ir artimuosius, kurie gali būti netgi, kad nėra susiję su tokia diagnoze demencija, kadangi gali prasidėti staiga ir trukti skirtingai priklausomai nuo ligos simptomatikos. Slaugytojai pats didžiausias uždavinys yra užtikrinti paciento saugumą ir sudaryti tokias sąlygas, kad žmogus jaustųsi, kad jis yra kaip namie, leisti jam ilgai klausyti radijo tada, kada jisai nori, valgyti, kada jisai nori, leisti laikyti degančią šviesą, nes tokiem pacientam negalima įsakinėti, negalima jų dienos režimo trukdyti, kadangi galime iššaukti agresiją. O agresija labai apsunkins viso medikų personalo darbą. Ir lygiai taip pat atkreipti dėmesį į paciento maitinimąsi priklauso nuo ligos stadijos. Tokie pacientai dažniausiai pamiršta, kad reikia maitintis, nesuvokia alkio jausmo. Jiems reikia priminti apie maitinimosi įgūdžius. Juos reikia netgi esant reikalui ir pamaitinti, kad neišsektų organizmo gyvybinės funkcijos. Taip pat būtina juos maitinti bent 5 kartus per dieną, atsižvelgiant į porcijų dydį. Taip pat, ką pacientas mėgsta, čia labai įsijungia paciento artimieji, kad surinkti tikslę informaciją, bent jau pas mus, Klaipėdos universitetinės ligoninės slaugytojos, praeitais metais patvirtinom naują slaugymo stacionare istoriją, kuri iš esmės pasikeitė ir ten yra surinkami visi duomenys apie pacientą. Įeina ir maitinimas, ir higiena. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, ką pacientas gali pats atlikti ir tik tada pritaikyti tam skirtas priemonės tiek maitinimuisi, tiek judėjimui, kad užtikrinti, kaip jau minėjau, saugumą, kad pacientas jaustųsi kuo mažiau patekęs į ligoninės aplinką, nepažįstamą aplinką.